Galvojimas yra pergyvenimas, įtampa, nerimas ir panašios stingdančios kūną sutraukiančios emocijos. Buvimas, bet čia yra gyvenimas. Tiesiog buvimas su tuo, kas yra, tuo, ką matome, nenorint pakeisti, neturint lūkesčių, kaip turėtų būti, ir nesimėtant tarp praeities ir ateities. Nes galvojimas užsisuka tada, kai mes sukamės praeities situacijose arba įsivaizduojam kažką ateityje. Tuo tarpu buvimas tai yra čia ir dabar. Čia ir dabar tai, kas yra, taip kaip vyksta, be noro pakeisti, be lūkesčių į ateitį ir negrįžtant atgal į praeitį. Tai yra buvimas priimant vaizdą, informaciją, tiesiog taip, kaip yra, ir išliekant stebėtojų, liudytojų, viso to, kas vyksta. Noras pakeisti, lūkesčiai, vertinimas patinka, nepatinka, gerai, blogai, teisinga, neteisinga, čia jau galvojimas, čia jau protas, viskas ateina iš praeities. Ir jeigu su tuo susijusios kažkokios baimės, perkeliamos į ateitį, taip atsitiks, taip bus, taip man ir visa kita, ir iš to kyla įtampa. Tai tikslas yra įsižeminti čia ir dabar. Matyti tai, kas yra, neprimetant etikečių, tiesiog informacija ateina, tiesiog tai atsitiko, tas vyksta, išlik stebėtojų, gerai. Ir tiesiog laikas pats eina, akimirkos pačios eina, mums tiesiog, kuo mes ilgiau išbūnam liudytojais, be vertinimo, be galvojimo, be etikečių, be fantazavimo, kas bus, nebus, gerai, blogai ir visa kita, mes išliekam ramesni. Nėra galvojimo, nėra pergyvenimo. Tiesiog buvimas, liudijimas, čia slypi atsipaldavimas, čia slypi ramybė, čia slypi geresnis, ryškesnis regėjimas. Nes kai mes nuimam vertinimus, etiketės, visokius ten savo lūkesčius, lūkestis laukia, duodu daug įtampos, jog tai įvyktų arba kažko neįvyktų. Ir tas laukimas yra tokia pastoviai įtampos būsena. Jeigu mes tiesiog priimam taip, kas yra, tas, kas yra, tai, ką matau, atsipalaiduoja kūnas, atsipalaiduoja regos sistema, atsipalaiduoja akis ir pradedam matyti ryškiau. Tai šitą teorinę dalį bandysime labiau įpraktinti antradienį regėjimo gerimo užsiėmime, išmokti žiūrėti ne galvojant, o tiesiog būnant ir priimant, liūdint tą informaciją, kuri ateina. Ir pajausti, koks yra skirtumas, kai aš galvoju, koks yra skirtumas, kai aš žiūriu negalvojant. Tai nori www.gerasregėjimas.lt ir lauksiu ten, kur galvoti nereikės. Iki.